Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime Liepos 26 dieną. Telefonas tik įsikrovęs. Nu nieko tokio. Objektas Pastrėvys. Mes čia esame ant kalno, ant kalniuko tokio. Tenai, kitoj pusė ežerą esam grįžinių padarę. Nu, dabar apie gręžinį. Sudvigubinom. Iš pirmo grįžinuko gavosi 6,5 metro gylis. Davė kažkur tai 400 litrų į valandą tik tai. Tai nusprendėm sudvigubinti, nes čia didelis namas buvusi mokykla. Didžiulis namas. Nu ir ką, ir padarėme šalia per metrą. Ir nuo 2 metrų iki 5 metrų buvo labai gražus smėliukas. Toksai va. Gražus, labai svainas smėlis. Švaraus sluoksnio ir jis davė kubą 200 į valandą. Tai va, dabar sudvigubinom per 3 du gręžinukus ir gavosi, pamatavom 12 litrų kibirą per 27 sekundės. Tai gaunasi lygiai kubą 600 į valandą. Tai va, ir čia patys žmonės buvo nustebę ir mes, kad ant tokio kalno gali būti negiliai gruntinis vanduo. O giliau, nuo 6,5 metrą, kaip betonas, uola didžiausia. Tai čia už šitų krūmų yra gamykla, plasmasės. Tai sakė, geologai gręžėsi ir smarkiai pradėjo fontanuoti, tai paėmė užcementavo tą gręžinį. O didžiulis kiemas pas žmonės. Važiavom, vandenį vežėmės, nes vandens žmonės neturėjo iš vis nei šulių, nei nieko, tai ten iš kaimynų skolindavosi tą vandenį. Tai matot, kokio dydžio namas. Tai sudvigubinom. Ir dabar įsileis šulinio žiedą čia, nes čia pradžiai smėlis. Įsileis šulinio žiedą, apsišildins ir tada, čia kiek, kokį 30 metrų iki namo. Ir prasives įvadai į namą. Ir naudosis tualetų, dušų, su viskuo. Tai va taip viskas atrodo. Viskas pavyko, atvažiavom su 2 mašinų, 2 priekabam, su vandeniu. Viskas valio. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki.